Vatikanas teigia, kad angelai yra Dievo sutvertos dvasinės, kūno neturinčios nemirtingos būtybės, kurių pagrindinė užduotis yra garbinti Dievą ir padėti vykti jo valią, taip pat rūpintis žmonijos gerovę. Per ilgą katalikų, judaizmo, islamo religijų laikotarpį dailininkų, poetų, skulptorių ir kitų meno atstovų mums buvo suformuotas nuostabaus grožio angelų įvaizdis. Menininkai mums kaip taisyklė patikė angelą gražios išvaizdos, baltais drabužiais, šviesios odos spalvos, kai kurie su arfa rankose ar sparnais. Vienas turbūt populiariausias posūkis, paplitęs daugelį tautų, gražus kaip angelas. Ir visi tai priima kaip komplimentą. Tačiau jei panagrinėti Bibliją, ji mums patikė anaiptol netokį jau gražų įvaizdį. Biblijoje vaizduojami angelai mažiausiai atrodo keistai ir bauginančiai. Vaizduojami pradedant nuo žmogaus jaučio, liūto erelio hibridų, iki ore sklendinčio kažką panašaus į debesėlius, mirčiojančiomis akimis. Biblijos angelai baugindavo visus, kas juos matydavo. Ryškiausiai angelai aprašom vienoje iš pranašo Ezekėlio apraiškos knygoje, kuriam apsireiškė Dievas 6 amžiuje prieš Kristų, kurioje jis išties nemažai rašė apie angelus. Jis aprašė 2 esminius angelų tipus. Pirmi tai cherubinai. Šiuolaikiniuose meno kūriniuose cherubinai vaizduojami kaip maži, putlūs angeliukai kūdikėliai. Tačiau Biblijoje jie aprašomi kitaip. Remiantis Ezekėlio aprašymu, kiekvienas cherubinas turėjo žmogaus veidą, iš dešinės pusės turėjo liūto snukį, o iš kairės pusės jaučių. Taip pat kiekvienas turėjo erelio galvą. Toks keistas sutvėrimas, kuris taip pat turėjo 2 poras sparnų, iš kurių vieni skirti skraidyti, o kiti prisidengti kūną. Tęsiant toliau, cherubinai turėjo tiesias kojas ir jaučio kanopas. Judaizme tikima angelų egzistavimu. Cherubinai priklauso žydų angeliškai hierarchijai. Katalikiškoje teologijoje pradžios knygoje cherubinas minimas kaip angelas, saugantis su liepsnojančiu kalaviju rytinę rojaus sodo pusę. Angelai islame yra apibūdinti kaip įgaunantis įvairias formas, dauguma panašus į žmonės ar turi daugmaž žmogiškų savybių. Kiti angelai aprašyti Ezekėlio 1 dalyje atrodo dar keisčiau. Ophanimai, kurie iš hebrajų kalbos išvertus reiškia sferos arba ratai. Pasak pranašo Ezekėlio, tai yra sklendantis balti ratai su akimis juose, kurie šviečia kaip brangakmeniai. Kiekvienas atrodė kaip ratas, kuris susikerta su kitais tokiais pat ratais. Tokie ratai buvo dideli ir ryškiai matomomis akimis. Dar viena angelų rūšis tai serafimai, kurie sklendė šalia Dievo sosto ir giedoja garbinančias giesmes. Ezekėlis savo Dievo apsireiškimą aprašo taip: Aš mačiau Dievą, aukštą ir aukštinamą, sėdintį soste. Ir šiuo buvo serafimai, pas kiekvieną buvo 6 sparnai. 2 sparnais jie dengė savo veidus, 2 sparnais dengė kojas, o kitais 2 jie galėjo skraidyti. Kaip matosi iš aprašymo, serafinai turėjo daugiau sparnų nei cherubinai, tačiau neturėjo papildomų veidų. Yra dar vienas angelų tipas, kurie labiau panašus į žmonės. Tai angelai Dievo pasiuntiniai. Remiantis Bibliją, tai angelai, kurie turėjo perduoti Dievo žinią žmonėms. Gali įsikūnyti bet kokią gyvybės formą. Dažnai jie atrodo kaip vyrai, kaip pavyzdys archangelas Michailas, kuris pirmą kartą aprašomas pranašo Danieliaus knygoje. Ir manoma, kad jo regėjimai galėjo būti aprašyti Babilonijoje. Grįžtant prie angelų, tai šis aprašymas tinka ir Gabrieliui, kuris pranešė Marijai, kad ji pagimdys Jėzų. Daugelis angelų jo minimi Naujajame testamente aprašomi labiau panašesni į žmonės nei minimi Senajame testamente. Kaip pavyzdys, evangelistas Lukas, gyvenęs 1 mūsų eros amžiuje, aprašė angelus, kurie stovėjo prie Jėzaus karsto, kaip 2 vyrus stovinčius su spindinčiais rūbais. Tad galima prieiti išvados, kad angelų įvaizdis, kuris ir dabar vaizduojamas, paimtas iš Naujojo testamento aprašymo. Tačiau Biblijoje cherubinai ir serafimai vieninteliai angelai su sparnais, o pas Dievo pasiuntinių angelų, kaip Gabrielis, jų nėra. Taip pat mažų putlių angeliukų vaizdavimas buvo pasiskolintas iš senovės italų meno, kuriais buvo papuošti vaikiški karsteliai. Dar šiuolaikiškiau atrodo angelai grojantis arfa, kurių įvaizdis išpopuliarėjo po anglų rašytojo Johno Miltono 1667 metų išleistos epinės poemos Prarastas rojus. Be to ir dabar bažnyčios atstovai teigia, kad angelai egzistuoja, tačiau jie yra visiškai kitokie, nei mes juos įsivaizduojame. Angelai neturi sparnų ir visai netrodo kaip putlūs cherubinai, bet yra panašus į šviesos plokštas. Jie primena saulės šviesą, kuri krinta pro krištolinę vazą. Todėl žmonės angelų negali matyti,
tačiau gali juos jausti. Tad per ilgą religijos egzistavimo laikotarpį nekart angelų vaizdavimas ir įsivaizdavimas keitėsi, priklausomai nuo žmonių gyvenimo laikotarpio. Ir nenuostabu, jei religija neišsisems, jų vaizdavimas dar nekartą keisis.